kokia graži gamtojas, ane? Nuostabus miškelis. Bet dėja esu lygiai ten pat, kur ir filmavau savo praeitą tą ilgą vaizdo įrašą. Tai visiškai nenorėjau tokią video filmuoti. Visiškai nemaniau, kad reikės tokį video filmuoti. Kai supratau, kad vėl tai įvyko, negalėjau patikėti, nusivyliau. Atrodo, absoliučiai sulūžau. Nes ir šiaip, ta prasme, nes praėjo tik tai 3 savaitės po visišką pasveikimą, gal porą savaičių nuo antibiotikų nutraukimą. Na ir ką, ir vėl mes čia, savo antruose namuose, ligoninėje, su lygiai tą pačią bėdą. Tai žinokit, sakau, visiškai realiai neturėjau tikslą tokią video filmuoti, ar iš vis kažkokią panašaus, ir iš vis labai nenorėjau čia taip va. Bet kadangi savo buvau kažkaip jau iš po praeitą sugrįžimą buvau savo kažkaip pažadėjęs, kad davai paimsiu šį momentą, kuris čia dabar taip man nutiko. Paimsiu kaip motyvaciją, užsikūrimą, judėti prieki, filmuoti įrašus, dalinti savo kasdienybę, kur dienoraštį, pasakot, kas man vyksta, ką veikiu. Tai kaip ir tą savo padažą, daviau padažą, tai va tą ir turiu, tai va tenk todėl ir va čia dabar filmuoti. Visiškai irgi, nedarau to, kad va čia irgi susilaukia kažkokių, žinai, tai laikyki, žinai, šūkstu čia, kad kažkokią palaikymą irgi, žinai, yra smagu visada tas palaikins viską, bet nenoriu, kad pagalvotų irgi žmonės, kad čia dabar tik tai darau tos įrašus apie ligoninės visokias, apie savo bėdas ir apie nelaimės vien dėl to, kad, žinai, susilaukti kažkokią dėmesį ir ten to palaikymą. Sakau, aiškus, malonu yra, bet, ne apie tai čia yra man labiau apie save vis tiek, apie tą žodį savo ir apie tikrumą. Apie tą tikrumą, kad dalinčiaus realiai ir veščiau tą dienoraštį iš tikrųjų apie dalykus, kas man iš tikrųjų ir vyksta, ne ten, žinai, išsirenki iš visos puokštės gražiausias gėlės ir tik tai tas nufilmuoji ir tik tai tas rodai. O čia gaunas, kad ką reik visą pievų gėlių puokštę parodyti priešais save patį. tą tokią realybę pažiūrėti į akis. Ir nusiraminus taip, įvertinti galbūt, kodėl čia viskas taip įvyko, taip toliau panašiai. Susidėliotos taškus, kad galbūt vis tiek kažkokia tai prasmė tame yra. Kažko vis tiek gal dar nesupratau. Dar durnelis esu kažkur turbūt. Neturbūt. Tikrai dar nesuprantu daugelį dalykų apie save greičiausiai ir juos reikia suprasti. Tai va taip biškį ir šokinėjau ant to tokio tramplino. Tai va. Tai iš tikrųjų daug čia kažkokių tai motyvuojančių eilučių nepripasakosiu. Nesakau, realiai va šitas įvykis. Realiai tai iškart apsiverkiau, kai pamačiau, kai supratau, kad vėl reikės šitą Vilnių važiuoti. Vėl viską tą truktų žvadžių vėl iš pradžių.
Nu visiškai, sakau, buvau sužlugdytas. Galvoju, nu šakės. Tai, sakau, dar tik einu per visą tą procesą. Ir dar tik tai einu per visą tą supratimą šitos situacijos. Ir viskas yra tik tai eigoj. Todėl kažkokių tai įžvalgų irgi čia per daug nepasidalinsiu, tik tai taip, kad įrašysiu dienoraštį, kas daros. O reziumė tai jau bus reziumė vėliau kažkoks tai. Tik tiek, kad dabar toks, aišku, ir sakau, ir praeitą kartą buvo tokia motyvacija, kad čia reikia pradėti dalintis, reikia pradėti kažką, kažką naują gyvenimą užsimti. Pajudinti kažkokį tai tą mazgą, prajudinti kažkokią tą užtvanką, tą užsistovėjusią vandenį. Biškį pakeisti kasdienybę, tai ties to dalyko šį kartą atrodo visas toks dėmesys labiau į mane patį, į mano kasdienės veiklas, į mano dėmesį, kur aš jį sukoncentravęs ir kur gal jį reikėtų sukoncentruoti. Tai tai irgi tokia, ir kad jau gal yra laikas sukoncentruoti. Nes 6 metai čia dializės ir per to 6 metus tikrai buvo visokių etapų, visokių ir nuopolių, ir pakilimų, ir supratimų, ir nesupratimų vėl. Ir yra viskas taip jau įaugę. Įaugę ir užknisę tuo pačiu metu. Ir sakau, taip noris to tokio šviežaus oro gūsio, tos naujos energijos gyvenime. Ir žinau, kad niekaip kitaip, tik taip pats turėsiu tai susikurti savo jėgom. Tai save kažkaip paimti už tų plaukų ir vesti priekį. Nes kas čia tavim pasirūpins kitas? Kas čia tave išgelbės? Tai tik sunku, aišku, yra. Tikiu, kad ir ne man vienam taip yra. Tikiu, kad aš ne vienas esu toks, kur gal kitiem momentais irgi užeina. Man irgi momentais laimingas jaučiuosi. Bet momentais, kai sustoji, pažiūri realiai, kur esi. Tai būna tikrai momentų, kai jauti, kad užstrigęs esi. Ir noris kažkaip jau to prajudėti, praplaukti. Toliau kažką. Kad pasikeistų. Tas pokytis įvyktų. Nes užknisę yra žiauriai. Tai žodžiu, gal užteks šiandien. Tai imkimės to pokyčio. Vėlgi. Tikiu, kad greičiausiai tik tai mes patys su savim galim tą pokytį pradėti, bent jau inicijuoti. O daugiau jau visą aplinką ir visos žvaigždės, visas dangus turėtų mums tada jau padėti. Bet tą pradžią mes turim patys kažkaip greičiausiai. Tai patarimai sau, mintis jums. Ir ką, gražaus vakaro ir iki greito.